Labą dieną. Turim naują projektėlį. Pas mus jis atsirado tokios būklės. Nuardyta, stovėjęs 100 metų. Viskas mirė, išsikrovė. Taip, čia žymėta, prižymėta. Pabraukimų visokiausių. Gerai, toliau. Einam žiūrėti, kas čia bagažinė gyvena. Kas čia gyvena bagažiniai. Taip, bagažiniai vėl. Viena dėžutė su detalėm, čia tik dėžė. Maišas. Taip, čia. Čia vožtuvų dangtis. Taip, kažko daugiau kažko nesimato. Nu ką, bandysim suprasti, kas čia su juo daros, kas čia gyva, kas čia negyva. Taip, biškutį apsižiūrėjom, taip primityviai, sakykim, išsikeliam, sukamės vėliavą, išsikeliam, atsirandam aukščiausią tašką. Čia aukščiausias taškas būtų, tai reiškia stūmoklis viršuje pirmam cilindre. Ir žiūrim vizualiai, kur stovi vėliavėliai. Taip, šitas stačiai nežiūri, apravkės neuždėsim. Na, šitas vietos turi stačiai žiūrėti, į viršų. Irgi netinka. Tai tie žymėjimai čia niftėmų, vadinasi, degimai čia netinka. Nežinau, ką jie čia darė. Plius toliau, ką matom. Tai plius toliau apsižiūrėjus, ten, toje vietoje. O čia išlūžė aliumą iš viršutinio vėliavėlio bloką. Apačias išlaužtas. Paskutinė išlaužta. O ten matas. Dar viena išlaužta ir toj. Įtrūkus. Tai kokiu būdu čia kas buvo? Ar čia buvo nuėmę, veržė, nepataikė? Ar čia kaip? Neaišku, vienu žodžiu sukam lauko žvakes, bandysim pasižiūrėti vožtuvai sandarus, nesandarus, nulankstyti, nenulankstyti, prasipūsim, matysim. Taip, prasiputinėjom visus cilindrus. Taip, niekas neužkliuvo 5, apart paskutinio. O paskutiniam esmė tokia, kad pasiduodi į cilindro orą, užsidarai vožtuvus ir rodo nesandarumą. O nesandarumas išlenda į duslintuvą. Gal nelabai girdis, bet
per duskę važiuoja oras laukan. Aha, tada gautus taip, kad nesandarų turim išmetimo vožtuvą 6 cilindrė. Tai dabar reikia įsiaiškinti, ar jis čia mum palinkęs, ar jis tik tais ilgai buvęs praviras ir apaugęs, aprūdijęs ar kažkas tokio. Bet tam cilindrė ir matom tuos lūžius, tai dabar galvosim toliau. Greičiausiai įsikišim kamerikį, apsižiūrėti, yra atsižymėję, neatsižymėję. Jei neatsižymėję, nurašysim vienaip, jei atsižymėję, galvosim kitaip. Ką, prasižiūrėjom visus su kamerikė. Visus su kamerikė, ką mes čia užmatom. Matom, toj vietai atidaužyti nagarai. Vadinas, vožtuvėlis biškutė siekia stūmoklį. Tai dabar galvosim, ką čia daryti. Ar čia imt galvą, ar čia bandysim rizikuoti. Žiūrėsim, jamamės plytą, vardamės tuos velenėlius, žiūrim, kas čia toliau. Taip, nusiėmėm velenėlį, dar sykį užsidėjom orą ir važiuoja oras iš to pro išmetimo sistemą. Plius pasiėmė, persispaudė į vožtuvus. Šita visa eilė, viskas gerai, grįžta su kokybės balsu, kai nuspaudė ir atleidė. O 6 cilindrė, ypač prieš paskutinis vožtuvas, grįžta minkštai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra didelė tikimybė, kad kepurė buvo ne lygiai, o biškutė vis dėlto linkus. Taip, o čia ką matėm, kur nulaužyti šitie galiukai. Su bliūdu viskas tvarkoj. Čia šitas vietas viena. Šita įlaužta. Šita įlaužta 3 atsižymėję, bet čia visiškai nepavojingi dalykai. Ir čia sulaužyti gali tik vienu atveju, manau, tiesiog dedant biškutę atbulom rankam viską. Čia daugiau viskas labai gražiai atrodo. Guliavietės gyvas, čia gyva, ganėtinai viskas. Tai čia viską paliksim, o nes čia atvožtavo, tai keliam galvą. Plius klientas nenori jokių nesąmonių, sakė, darom maksimaliai, kad būtų gerai. Tai ką, keliam galvą. Taip, apsigriovėm vieną pusę. Čia atsilaisvinom viską. Bet dabar įdomiausias dalykas. Taip, bandom įsileisti vandenį. Nusimsim kulę. O kulę atsukio čia. O čia vandens pilna.
Ne aušinimas skystis, ne. Bet grinai paprastas vanduo. Nu, aš jo čia tikrai nepripyliau. Nu gerai, jeigu gyvent čia, jis gyvent greičiausiai. Ir karterį. Nu gerai, aiškinsimės toliau. Taip, kaip sakant, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Gerai, vandenį, tai mes įsiaiškinom, iš kur jis tiesiog, kai sakau, variklį tepalas ir blis atpumpavo iš karterį. Nes pilnas karteris vandens. Mašina stovėjus be palangių, be dangtelio. Greičiausiai subėgo ten. Gerai. Tas viskas tvarkoj. Toliau. Kad išsitraukt grandinės, reikia nusiimti, išsitraukti apatinį škyvą. O čia staigmenėlė laukia. Škyvas išsėmė tik tokiu būdu. Su abiejom žvaigždėm. Turėjo ne taip viskas būti. Turėjo būti viskas ne taip. Tai čia dar, kad nuimti, reikėjo gerai pavargti. Nuo škyvą esmė užvilkta. Tai dabar pradeda aiškėti situacija. Ir atsukinėjant centrinis varžtas buvo neužvirštas. Sustaporinom smagratį, kad atsisukti, o ten tiesiog lengva ranka viskas. Tai situacija tokia, grandinės matos dėtos naujos, pagal datas, viskas keista, gal viskas ir buvo gerai, bet įtariu, kad neužverstas apatinis škyvas, mašina pasikūrė ir tralivalį. Grandinės velenas sukas, o grandinė stovi vietai. Nu, po to pavilko, užsiveržė, pasuko. Ir degimai čia niekas čia nebetiko, viskas čia iškart turėjo užgesti. Nu. Tai va, rezumė to ta, kad jis traukė apatinė žvaigždutė turėjo pasilikti ant tepalo sirplio grandinės, dabar jinai išsilupo kartu su viskuom. Tai jeigu čia kažko mes neišmąstysim, tai grėsia ar karterio ėmimu, ar variklio ėmimu. Nes ir galvą reikia kelti, ir karterį imti. Nu, vienu žodžiu. Kaip visada, greitai nebūna. Taip, apsiardėm dar, atsisukinėjom kolikus, atsipalaidavom, nusimetėm kulę, čia, kad nieks nemaišytų, ką atsisukinėjom galvą, bandysim nusikelti cielą. Jeigu nepavyks, nusigriausim tą velenėlę. Nu, galvą nušriubeliavom. Taip. Taip, dabar jau atidžiau, viskas paprasčiau matas, kad atsižymėja visi išmetimo loštuvai. O šiaip čia viskas daugiau atrodo gan padoriai. O čia... Taip, nu čia aiškiai matas atsižymėjimo žymės, bet tie 5 cilindrai kaip ir neprasipūtė.
pasipūtė, o šis nesandarus konkrečiai. Ką, bet vis tiek sukarinom visus vožtuvus. Žiūrėsim, ar čia pavyks su tais pačiais, ar gausim juos keisti. Taip, ką, suharinom vožtuvus, siurbimą, išmetimą, krūvą detalių. Gerai, ką turim? Turim taip, kad pradedi šveist, pirms atrodo viską nudžiugina, kaip viskas daugmaž, o sekantį vožtuvą. Kad kaip buvo pusę vožtuvo juoda nekabin, pusę vožtuvo kur stuktelėje kabin, kitą to pusę ne. Nu tai reziumė turim palinkusius vožtuvus. Ir ta pati situacija su visais, pradedi šveist, pusę vožtuvo kabino, po to smarkiai norint gal ir dašveisi, bet tai išmetimą keisim visus, o su siurbimu prasišveis, viskas bus gerai. Tai vat, tokia situacija. Tai prisišveitėm siurbimo vožtuvus, pasikeisim gumelės. Gumelės atrodo kaulas plus, o taip va jos įsitampa. Tai kad visada naujas susišaut reikia. Taip, susirašėm galvikę. Siurbimą persišveitėm, viskas su jais tvarkoj, gražiai, o išmetimą teko susidėti visus naujus. Galva čia plokštumą apsižiūrėjom, persimatavom, nu kaip ir viskas čia gražu. Nekliūna mum niekur, bet vis tiek vežam. Labai biškutą nubraukė, nors daug ir neturėtų nusimti. Tai va, tiek vožtuvus pasidarėm patys. Taip, gumelės pasikeitėm, tai pas galvutininkus tik nubraukti ir praplauti. Nu, prasivežėm sušlifuotą galvą. Nusėmė nedaug, nepilnai vieną diskę, tai paliksim tarpinę storį tą patį. Ką, bandykim eit į tą galą. Kas čia gyvent, pasižiūrėkim. Kiek čia to vandeniuką bus. Jo. Faktiškai tepalo nėra, o tik vanduo. Nu gerai, čia įsileidžiam. Lai bėga lauką. Ką, įsileidom tepalą iš karterio, kad pamatyt čia pro tą tarpelį. Ir ten matom kažkokį likutį kažkieno. Bandykim įsižvejot. Nekim prie magneto. Prie magneto nekimba. Gerai. Bandysim kažkaip kitaip įsitraukti.
Taip, kadangi čia jau nieko neturim, tai ribokšlį pasidarėm apravkykę. Tiesiog paėmėm ilgesnį varžtą nuo sjomniką, sriegį radom, kad tiktų. Ir biškį jį suki. Ir šalnikai įsistumė į vidų. Ir čia įsitrauksim. Rankam pabaigsim. Pokšt. Ir iškrita. Beliko įsižvejoti. Taip pat ir įdėsim, galvoju. Оправки. Kažko. Ir va. Ir laukia. Tadam. Taip, žvejojam čia tik fiksatoriuks, bet nieks nenulūžo. Kur laiką tepalas siurblė žvaigždutė nuovelina, kad smarkiai nepabėgtų. Tai tiesiog pabandysim mes atgal įsistatyti. Nu ką, pavyko mum įsidėti vietą. Va ten jis gyvena. Puikiai įsistatė, žvaigždutę įstatėm ir būsim išsigelbėję nuo karterio ėmimo. Nu, galvą susirašėm, tai yra blokinė galva. Atsimirkėm nagarus, apsivalėm. Kolektoriaus naujas tarpinės susidėjom. Ką, kuldom tarpinę. Ir šliopinam galvą. Čia galvoj dar vanų susitelius įsiplojom. Čia gyveno, ten. Nors šiaip nebuvo baisus. Ką, užsiguldėm tarpinę. Dėsim galvą. Nu, bent pradžiai užsidėjom, tai reikėjo vienam čia sėdėti po kapotą, nes rankas trumpas. Nu ką, galvutę susivaržėm, kad nepasimės skaičiukose, tiesiog nesunku užsirašyti, kur koks varžtas iš eilės eina. Ir viskas. Toliau susidėjom pakelikus, hidrokompensatorius toj pusėj. Da, vienas niuansas hidrokompensatoriai, išmetimo pusė ir įsiurbimo pusė, nors atrodo vizualiai vienodi, bet jie skirtingais kodais. O kai perki analogą, jeigu perki analogą, tai duoda tos pačius abidvi pusės. Tai va, kas toliau. Išmetimo koliką prisiveržėm. Nu ką, eisim rinktis čia toliau, tas priblūdas visas. Vaida per tą laiką, kol galvutė važinėja, starterį buvom išsiėmę, kad iškart persižiūrėti, nes mes tai jo istorijos nežinom.
Tai va, renkam toliau. Ką, baigiam susirinkinėti mes. Tas spiroklyną visą spiroklyną. Surinkinėt bandai taip. Viskas susikišė. Prisigauni spiroklį. Įsėdži, užsifiksuoja. Ir viskas. Ir viskas lengvai įsistato į vietą. Leidi. Visiems. Viskas. Pasižiūrė, kad viskas būtų vietai. Ten tur apačioje įsistatyti. Ir dasiverži. Viskas. Taip, toliau su visais. Taip, o jeigu be raktą čia bandai kažkaip su atsuktuvais laužti, pasidaręs čia viską, tai įsipešioja čia sriegius visur išsilaupa ir vienu žodžiu prisidarai reikalų. Tai va. Tiek. Ką, gerai, toliau einam prie apatinės salnį, tai įsidėsim salnikėlį. Čia yra tokias išpjovėlės, tai hermetiką reikia įsidėti biškį. Dar bloką sujungimų, kad užsandarintų, bet ką, pasitepam, dedam varžtą ir bandysim įsitraukti taip pat, kaip išsėmėm. Ką, lygiai taip pat ir įsidėjom bėdu. Viskas, toliau. Gerai, toliau, kadangi čia viskas prasukta ir pravilkta, tai turim naujus daiktus. Varžtą, nauja žvaigždutė. Ką, renkamės, susirenkam ir eisim rinkinėti grandinių dalį. Taip, čia biškutį apsirinkam. Norim apsisukti variklį. Porą sikelių trejetą. Vėl pasištiriuosim, žiūrėsim, ar viskas vietoj, bet dabar čia, kadangi mes ten turim tos nesąmonės blokį vandens, tai su kitepalo svirbliais atkel po biškį ir mes jį nusitrauksim. Kol ateis gražus tepaliuks mums. Mes naujo prisipylėm. Na tai pažaisim.
Išsivarysim tą visą brūdą lauk. Pasirodys naujas. Sudėsim tepalo kulę. Nu ką, čia viskas tinka. Viskas ledas, toliau ką sukam mechaninį tempėją. Nes kol varžai viską, tai įsisuki mechaninį. Vietoj hidraulinį, kad nieks nelakstytų. Ir vsio, sukam mechaninį lauk, dedam šitą ir su grandinėm ir su degimais bus viskas. Toliau dangteliai, kolektoriai, starteris, škyvai. Na, ir taip toliau. Einam apsirink dar biškį. Taip, toliau ką, šerdėm kulę. Nusivalėm, o viduj va tarpinėlės būn tiesiog susėdusios. Tai tiek toj, tiek ta. Tai ką, dedam naujas. Dedam naujas iš karto, kad nebūtų ateity bėdų. Taip, naujas, kai sudėdė, va taip iškilusios būn. Nu ką, išsivalėm vožtuvų dangtelį. Taip, tarpinės paliekam senas, nes panašu, kad čia kaip ir naujas sudėtas. Bet tik tais kažkas jas buvo prisiklijavęs ant solidolo, nes turbūt narvoj, kada dedant jos krent lauką. Taip, dedam į vietą. Čia viską suriebulinam, įsivaliam. Ai, dar va, tą palakulę prisistrojinam. Ką? Viskas, pirmyn toliau. Ką, tą pusę susirinkam. Dantelių, žvakės, pipkės, babinas, volvetronus, viską susidėjom. Taip, ką, eisim į kitą pusę. Sirbimą koliką. Taip, naujas trupinėlę susidėjom. Ką, einam, paskutinį didelį mazgai. Nu ką, kaip ir baiginėjom. Taip, kolektoriai sudėti, filtrai sudėti. Generatoriai vietai. Generatorius ant kabėlę naują teko užsidėti, nes anas strigus. Senoji. Ką, tepaliukai išpilti. Šilimo sistema. Užsivakumavom laiką, nieks niekur nekiaura, kad susileidžiam. Susitraukiam antifrizą. Užsipildom sistemą. Ir bandysim dėti, jungti akumuliatorius ir ką, bandysim kurtis. Taip, o taip labai gerai, mažai oro burbulų turi. Susitraukė savo kiek jam parein, paskui biškutį dar pilsim. Gerai, einam. Nu ką, čia kaip ir su skysčiais viskas. Einam, bandysim užsidėti klemą. Klemą naują akumuliatorių. Dėjo. Gerai.
Bandom, kas čia bus. Na, pikščiotiniai kaip pikščioniks, jau gerai. Taip. Gerai, toliau. Taip, kas jie mūsų rakteliai. Bandom lysti vidun. O, papa. Taip. Nu, kišam raktą. Bent degimai yra. Gerai, radiją prisisukim. Pasijunginėkim, biškis ir blizką, kur atpumpuotų. Na, turėtų pumpuoti. Nu ką? Nu ką, bandam? Rimynam sankabą bandam sukti. Nu ką, užsikūrėm? Užsikūrėm. Užsikūrė į Danę dirb. Rūks dūmai, bet ten buvo tepaliuką nubėgant kolektoriaus, tai svarbu žinom iš kur. Gerai, dėkinam, pasižiūrim tepalo spaudimų. Pasienė, nepasienė. O, biškiai apsiplaukim. Taip, gerai, skirtis vietai. Tepalų užtenka, bandomės dasikėlio. Ten dūmai rūksta. Biškutį tepaliuką gavom kolektoriaus. Ir tai gali būti išties vertinga. Taip, čia Odesa. Nu ką, sukurensim. Gerai. Tos minutės reikėjo ilgai laukti. Ką toliau? Kaitinam, šildom. Jungiam, žiūrim, kas čia, ką iš čia toliau mums rodys. Nu ką, prasikūrenom, prašyla, prityla. Daugmaž kaip ir viskas normaliai, tiktais pradėjo nepatikti jam tepalo kokybė, tai mes biškut truko, tai ką gesinam, perpilam dar sykį naujus tepalus ir bandysim važiuot laukan. Taip, toliau apsukas jamą. Šiltas oras pučia. Nu gerai,
maitinam, leidžiam tepaliukus, pilam naujus, kas priklauso. Apsižiūrim ir bandysim lėkt lauk. Pasikeitėm dar sykį tepaliukus, tepalą filtrą, pasirinkam palangės, varžtų nebeturim, ką bagažiniai turėjom. Ką, kuriam ir bandysim važiuoti laukan. Viskas, kūrenas, čekį nebedeg. Pavai nusinulina, viskas. Pasišildom ir varom laukan. Ką, tyla, užtyla. Kontukai užtyla, viskas užtyla. Nu, fainiai, kapitalas. Širdis dirb, gali ką kėbulą pasidaryti. Bus faina mašina, ką duodam pasivažinėti.